Sveiki, Dievo mylimieji. Aš noriu pradėti nuo Evangelijos, nuo geros žinios. Nuo tos žinios, kuri kalba, kaip Dievas įrodė savo meilę mums. Kaip Dievas įrodė savo meilę tau, žmogau. Pradėsiu nuo to. Už mane ir už tave jis atidavė save, mirė jis ir trečią dieną prisikėlė. Šiandien gyvas danguje, nori jis apreikšti save, jei tikėsi juo ir nuoširdžiai jo šauksies. Jėzau, Jėzau, jis išgirs, būtinai tave suras ir išgelbės tavo sielą ir tave. Aš žinau, jis nedels, paskubės tau atsakyt. Apsidžiaugs, kad tu pasitiki tik juo, tik juo, tik juo. Jis išgirs, būtinai tave suras ir išgelbės tavo sielą ir tave. Aš žinau, jis nedels, paskubės tau atsakyt ir tu nuoširdžiai ištarsi jam ačiū, Jėzau, ačiū, Jėzau. Už mane ir už tave jis atidavė save, mirė jis ir trečią dieną prisikėlė. Šiandien gyvas danguje, nori jis apreikšti save, jei tikėsi juo ir nuoširdžiai jo šauksies. Jėzau, Jėzau, jis išgirs, būtinai tave suras ir išgelbės tavo sielą ir tave. Aš žinau, jis nedels, paskubės tau atsakyt. Apsidžiaugs, kad tu pasitiki tik juo, tik juo, tik juo. Jis išgirs, būtinai tave suras ir išgelbės tavo sielą ir tave. Aš žinau, jis nedels, paskubės tau atsakyt ir tu nuoširdžiai ištarsi jam ačiū, Jėzau, ačiū, Jėzau. Tai yra Evangelija, muzikinė forma. Nežinau, kas sukūrė tą giesmę. Nežinau. Išmokau ją kažkada senai ir prisiminiau dabar ir užtat labai norėjau su jumis dalintis. Kartais ta muzikinė forma lengviau kažkaip įeina. Kartais taip yra, kad žodžiai su muzika, su melodija kažkaip geriau priimami, gal lengviau eina kažkaip tai. Tiesa yra šventajame rašte, Biblijoje. Ten yra parašyta, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris juo tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Tai yra iš Evangelijos pagal Joną 3:16. Tai yra Evangelija. Jeigu tu dar žmogau nesišaukei Jėzaus kaip gelbėtojo, kuris atleistų tau visas tavo nuodėmes ir nuplautų visą tavo nešvarą nuo tavęs, kad galėtum priartėti prie švento Dievo,
švento Dievo visai amžinybei, kad galėtum jau dabar pradėti vykdyti jo valią, būdamas išteisintas, susitaikęs su Dievu per Jėzų Kristų, Dievo sūnų, kuris atėjo žmogaus kūne, pasiaukojo, priėmė ant savęs visas mūsų kaltes ir sutiko laisva valia būti nubaustas už mūsų nuodėmes. Tėvas jį išteisino ir prikėlė iš numirusių ir užskaitė jo pasiaukojimą dėl mūsų, kad kiekvienas, kuris patikės tuo, ką padarė Jėzus Kristus, būtų išteisintas ir išgelbėtas, švarus, padarytas Dievo vaiku, kad gautų naują širdį, trokštančią mylėti Dievą ir vykdyti jo valią. Taip, kaip ir turi būti. Taip, kaip ir turi būti iš tikrųjų. Tik ta nuodėmė, velnias apgavo žmonės ir įtempė į nuodėmę. Čia viskas taip iškrypę šitam pasaulyje. Mes čia laikinai, viešpats Jėzus greitai pasims kiekvieną iš mūsų pas save, kiekvieną tą, kuris juom tiki, kuris pamilęs jį seka juo. Kiekvieną pasims viešpats Jėzus. Tai labai, labai, labai gera naujiena. Tik be atgailos tai neįmanoma. Jeigu nuoširdžiai neatgailausi už savo nuodėmes ir nepriimsi tikėjimo iš Dievo, išteisinimo ir nuplovimo Jėzaus krauju, nieko neišeis. Tada jau ką nori ten daryk, vartykis, apeigom kokiom tik nori susigalvojęs, ten niekas nesiskaito. Jeigu netikėsi tuo, kas tiki išteisinamas ir išgelbėjimas. Jeigu nesišauksi Jėzaus, neatgailausi. Vat užtat ir sakau, atgailauk ir šaukis Jėzaus ir pamatysi, kas bus, pamatysi. Jis tikrai atsako, jis yra gelbėtas. Šiandieną noriu pratęsti skaityti tą pačią eilutę iš Dievo žodžio, kurią pradėjau skaityti dar prieš keletą tų skaitimų vakarais, kai aš skaitau Dievo žodį. Kiekviena Dievo žodžio eilutė yra gelmė. Ten telpa ištisas gyvenimas, ten tiek daug telpa. Kiekviena Dievo žodžio eilutė yra gelmė, dvasia ir gyvybė, kaip Jėzus sakė. Ir jinai yra gyvenimui skirta, jinai nėra skirta liturginėms apeigoms, kažkokiems išskirtinai tikybos reikalams. Ne, Jėzus yra gyvenimas, Dievas tai yra gyvenimas, jo žodis yra skirtas gyvenimui, visoms gyvenimo sritims, visiškai visam gyvenimui, ne kažin kokiais tai ten užsiiminėjimais, kažkokiom tikybom. Dievui vieta yra kiekvienoje mūsų gyvenimo akimirkoje. Kiekvienoje srityje, ką beveiktum, ko nebeveiktum, kur tu ten miegi ar būdrauji, kažką veiki, visur Dievas yra Dievas, visur jo žodis yra šviesa mums, visur. Ir štai šita rašto eilutė iš 16 psalmės, 8 eilutė, jinai, kuo daugiau aš apie ją galvoju, tuo labiau jinai nušviečia kiekvieną mano gyvenimo kampelį. Ir aš dalinuosi tuo su jumis. Tai yra šita vieta, kur Izraelio karalius Dovydas pranašiškai kalbėjo lyg tai apie save, bet iš tiesų, kaip paaiškino Jėzaus mokinys Petras, apaštalų darbuose skaitėm, iš tiesų ten buvo Jėzaus mintis, Jėzaus savijauta, Jėzaus Kristaus tekstas. Aš nuolatos statau viešpatį priešais save. Tai primenu, kad tai yra viena iš versijų tokio pažodinio vertimo. Pažodžiui tariant, statau viešpatį priešais save nuolatos. Kitas vertimas jau toks, žmogiškesnis, kaip aš nuolatos matau viešpatį priešais save, neperstatinėju jo kaip šaškės kokios, aš tiesiog nuolatos matau jį priešais save. O norint matyti, tai nereikia laukti kažkokio jo nusileidimo čia, ne, žiūrėti jį reikia. Žiūrint į Dievo žodį, tu matai viešpatį, koks jis,
ką jisai sako, koks jo charakteris, ką jis vertina, ko jis nekenčia, ką jis liepia. Tu jį matai žiūrėdamas į Dievo žodį, Bibliją. Tai aš užtat vartoju tokią versiją tos eilutės. Aš nuolatos žiūriu į viešpatį. Tam, kad matyti, žiūrėti reikia, neužsimerkti reikia, žiūrėti reikia. Ir kai aš žiūriu į Dievo žodį, aš matau, koks jis yra. Veidų į veidą aš matau, koks šventas jis. Ir jūs kviečiu tai daryti. Ir viešpats Jėzus tai darydavo ir kvietė tai daryti savo mokinius, mus kviečia tai daryti. Ir dar tęsiasi šitą eilutę, jis mano dešinėje, aš nesviruosiu. Ir atsimenat, aš skaičiau iš Izaijo pranašystės 41 skyriaus, kaip viešpats Dievas savo tautai Izraeliui sakė, tom pačiu aišku ir savo sūnui, kad aš savo dešinę palaikysiu tavo dešinę. Va tokia esmė tam buvo tų žodžių. Savo teisumo dešinę. Dievas savo teisumo dešinę palaiko mūsų veikiančiąją, teisingai veikiančią dešinę. Ir Dievas yra teisingas, jisai teisumo dešinę palaiko. Aš nuolat žiūriu į viešpatį. Jis mano dešinėje, aš nesviruosiu. Kadangi žiūriu į jį, tai aš darau taip, kaip jam patinka. Aš darau taip, kaip jis daro. Jeigu aš jo vaikas, aš žiūriu taip, kaip jis daro. Aš žiūriu tai, ką jis mėgsta ir taip darau, kaip jis mėgsta. Ir jis mano dešinėje, veikiančioje. Ir aš užtat nesviruosiu. Ir primenu, kaip Jėzus sakė Evangelijoje pagal Joną, 5 skyrius 19 eilutė. Iš tiesų, sakau jums, sakė Jėzus, sūnus nieko negali daryti iš savęs. Jis apie save sakė. O vien tai, ką mato darant tėvą. Va čia ir išsipildo tai, ką pranašavo karalius Dovydas. Aš nuolatos žiūriu į viešpatį, matau viešpatį prieš save. Matau nuolatos, nes žiūriu visada į jį. Ir taip ir sako Jėzus, sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant tėvą. Nes ką jisai daro, lygiai daro ir sūnus. Jėzus atskleidė, kad jis tikrai nuolatos žiūri į savo dangiškąjį tėvą ir nieko nedaro, ką pats prisigalvoja. Daro tą, ką tėvas. Va taip. Toliau Jono 8 nuo 28 eilutės. Jėzus sako, nieko nedarau iš savęs. Nu vat kad taip, užsimti saviveiklą savo išmąstytais dalykais. Ne. Nieko nedarau iš savęs, bet skelbiu tai, ko mane tėvas išmokė. Mano siuntėjas, tai reiškia tėvas atsiuntė sūnų. Mano siuntėjas yra su manimi. Tėvas nepaliko manęs vieno, nes visuomet darau, kas jam patinka. Jis nuolat žiūri į tėvą, nuolat žiūri jį, priešai save jį mato. Ir jis yra jo veikiančioje dešinėje. Tėvas yra jo dešinėje, savo teisumo dešinę palaiko sūnaus dešinę. Taip turi būti ir mūsų gyvenime. Nuolat žiūriu į viešpatį. Ir ne ką prisigalvoju darau, ne kaip man užėjo idėja, ne kaip kažką. Nuolat žiūriu į viešpatį, žiūriu, ką jis daro, kaip jis moko, kas jam patinka. Viską taip ir ne kitaip, taip ir ne kitaip. Jėzaus Kristaus mokiniai daro taip, kaip Jėzus Kristus. Taip, jo pasekėjai daro taip, kaip jis. O jis rodo į tėvą. Jis nieko iš savęs nedaro. Jis tik tai tą, ką tėvas. Tai reiškia, mes kaip mūsų dangiškojo tėvo vaikai, žiūrėdami į viešpatį Jėzų, kaip jis aiškina, kokia tėvo valia, taip mes ir gyvenam. Taip kaip pats tėvas, koks jis, taip ir mes.
Kaip Jėzus atskleidžia tėvo valią, koks tėvas, taip mes ir pagal tą Jėzaus mokymą ir gyvenam. Tai štai kaip yra svarbu būti Jėzaus mokiniais, nes jis žiūri į tėvą, dangiškai į tėvą ir tik tai te daro ir tik jo valios te moko, nieko pats iš savęs, ne. Tai jis taip ir paaiškina. Ir todėl mumis atgimusius iš Dievo dvasios vaikus Jėzus ragina: būkite tobuli, kaip ir jūsų tėvas, kuris danguje yra tobulas. Kodėl aš turiu būti tobulas? Kas čia dabar, aš tik žmogus? Ne, tu ne tik žmogus. Jonas savo evangeliją pradeda aiškindamas, kad visi, kurie priėmė Jėzų kaip savo atpirkėją iš nuodėmių, kaip savo viešpatį, visi, kurie priėmė Jėzų, visiems tiems jis davė galią tapti Dievo vaikais. Jau gimusiais nebe kūnas iš kūno, iš mamytės ir tėtuko, nebe tik, bet iš Dievo gimusiais, iš Dievo dvasios gimusiais, kaip Jėzus aiškino Nikodemui, tu turi gimti iš naujo, iš Dievo dvasios. O kitaip neįeisi į Dievo karalystę. Kas negims iš naujo, tai bus tik kūnas iš kūno. Ir tada kūnelis aiškina, kad aš tik žmogus, kaip aš galiu būti tobulas. Niekaip tu negali būti tobulas, niekaip. Jeigu tu tik žmogus, gimęs iš mamytės ir tėtuko, jokių šansų, jokių šansų būti tobulu. Kur tau ten? Tu pražuvęs nusidėlis ir viskas. Bet jeigu tu priėmi Jėzų Kristų, priėmi atpirkimą, nuodėmių atleidimą, tu gimsti iš naujo. Dievas tau įdeda naują širdį su savo įstatymu toje širdyje, su naujais troškimais, su naujais sugebėjimais. Jeigu tu tampi per tikėjimą Jėzumi Kristumi Dievo vaiku, gimusiu iš dvasios, jau nebe tik iš kūno, bet ir iš Dievo dvasios, su nauja širdim, su atgijusia dvasia, va tada jau tu gali būti tobulas, kaip tavo dangiškasis tėvas. Taip, tada tik tai gali. Čia ne iš tavęs tas sugebėjimas, čia Dievas tai padaro, Dievas. Ir Jėzus užtat ir sako, būkite tobuli, kaip ir jūsų tėvas, kuris yra danguje, yra tobulas. Velnio vaikai, netobuli, melagiai, nusidėliai, taip kaip jų tėvas velnias. Tai čia natūralu. Bet Dievo vaikai, kurie jau atgimė iš Dievo, jau šventieji, nes raštas tokius ir vadina. Nagi šventieji Dievo numylėtieji, taip šventasis raštas vadina. Tobuli būkite, kaip jūsų tėvas, kuris danguje yra tobulas. Čia iš Evangelijos pagal Matą, Jėzaus pamokslas ant kalno, 5 Mato skyrius 48 eilutė. Štai todėl Jėzus žiūrėjo, kaip tėvas, taip ir jis, kaip tėvas, taip ir jis. Aš ne Jėzus, o tu kas? Jeigu tu per tikėjimą Jėzumi Kristumi tapai Dievo vaiku, atgimus iš naujo, tai reiškia atgailavusiu ir išsižadėjusiu savo praeities tos, išsižadėjusiu savęs su visom savo savivaliam, dabar jau trokštančių vykdyti tik Dievo valią, kas yra vienintelis teisingas gyvenimo variantas, tik vykdyti savo kūrėjo valią, nėra jokių kitų teisingų gyvenimo variantų, nėra. Atsivertęs žmogus į gyvąjį Dievą trokšta vykdyti Dievo valią. Kito teisingo varianto nėra, visi kiti variantai klaidingi. Reikia atsivertimo, reikia atgailos. Jėzus išlaisvina iš savivalės, iš nuodėmių. Jis duoda galią tapti Dievo vaiku. Ir tada jau galime būti kaip mūsų dangiškasis tėvas nuolatos žiūrėdami jį. Kaip į jį žiūrėti? Šventajame rašte. Taip, va taip. Ne ką moko mūsų tie senobiniai, tie neteisingieji, tie kunigai.
ką jie ten moko, ten jau laikas mesti visas tas religijas. Laikas mesti ten tas visus marazmus, ką mus klaidino ir mokė visokių tų apeigų, visokių kažkokių, žiūrėti, ką moko Jėzus Kristus, ko moko Jėzus Kristus. Nes krikščionybė yra klausyti Kristaus, būti kaip Kristus, kaip dangiškasis tėvas per Jėzų Kristų, tokiais būti. O ne užsiminėti užsiminėjimais visokiais labai neteisingais religiniais, labai, ištisai žiūrėti visą laiką tik į savo dangiškai tėvą Biblijoje, šventajame rašte. Nuolat apie tai galvoti ir tuom gyventi, taip gyventi. Štai ir yra tai krikščionybė, tai ir yra, ko moko Jėzus Kristus. Jis pats taip daro ir jo pasekėjai taip daro. O kas ne, tas yra nekrikščionis. Ta tiesioginė prasme nekrikščionis, tik taip vadinasi. Krikščionis yra kaip Kristus. Žiūri į Kristų, klauso Kristaus, skaito Biblijoje, ką sako Kristus, kaip aiškina Kristus apie tėvo valią ir tik tai taip ir niekaip kitaip. Tik tai šitaip ir niekaip kitaip. Ir jeigu ten toj bažnyčioje ar toj bendruomeniai moko kitaip, na ir kam ta bendruomenė tada tokia neteisinga? Kam? Tai reikia keisti bendruomenę, klausti Dievo, kur pereiti, kad pagal Jėzaus Kristaus mokymą, kad Dieve pagal tavo valią mokytų, aš tik taip ten noriu. Pradžiai gali tekti ir niekur būti be jokios bendruomenės. Dar žiūrint, kur tas žmogus gyvena, daug kur būna, kad nėra arti jokios bendruomenės, bet kai meldiesi ir nori su kitom sesėm Jėzuje Kristuje, su kitais broliais Jėzuje Kristuje, kartu skaityti šventąjį raštą, kartu melstis, kartu Dievą garbinti, kartu pasipasakoti, pasidalinti klausimais ir apreiškimais iš Dievo, kartu bendrauti, mylėti vienas kitą, padėti viens kitam. Tai yra gyvenimas. Kai meldiesi ir to prašai, Dievas duoda ir atveda. Jo dvasia suveda, jo vaikus suveda. Na, taigi, Jėzus moko žiūrėti į tėvą ir Jėzaus Kristaus mokiniai, jo patys pirmieji, visada mokė to paties. Jiems Jėzus Kristus liepė eiti visą pasaulį, skelbti Evangeliją ir padaryti visų tautų žmonės Jėzaus Kristaus mokiniais, mokant juos laikytis visko, ką Jėzus prisakė. Mokant visų tautų žmonės laikytis visko, ką Jėzus Kristus prisakė, visko. Ir jie taip ir darydavo. Ir aš dabar skaitau iš apaštalo Pauliaus laiško Kolosiečiams 1 skyriaus nuo 27 eilutės paskaitysiu. O prieš tą 27 eilutę taip santrauką pasakau, kad trumpai, kad Paulius sakė, jog jis skelbė Evangeliją ir tą paslaptį, kuri buvo paslėpta lig tol amžiams ir kartoms. Dievo paslaptis buvo paslėpta, buvo tik tai senosios sandoros ritualai, pirmavaizdžiai, kurie kalbėjo apie tą tokią užslaptintą paslaptį, kuri Jėzuje Kristuje atsiskleidė. Ir sako, aš tą paslaptį skelbiu, kuri buvo paslėpta, o dabar apreikšta jo šventiesiems. Šventiesiems visiems. Tai reiškia man ir tau, jeigu patikėjome Jėzumi Kristumi ir jo šventas kraujas nuplovė visas mūsų nuodėmes. Tiems šventiesiems, ne tiems išgalvotiems religinių išgalvotojų, kad ten paskelbti 5 šventieji kažkokie, ne. Visiems tiems, kurie tapo šventi per šventą Jėzaus kraują tikėjimu, ne apeigomis, tikėjimu. Tik kitaip šventu netampi. Ne, niekaip netapsi kitaip šventas. Tikėjimu, tai moko Biblija, Dievo žodis. Na ir ta paslaptis dabar apreikšta šventiesiems, sako Paulius. Jiems Dievas panorėjo atskleisti, mums Dievas panorėjo atskleisti,
kokie šios paslapties šlovės turtai skirti pagonims, mums, lietuviams, pagonims, garbinusiems saulę ir mėnulį ir perkūną ir medžius visokius garbinusiems, begėdžiams. Mums buvo Dievas artimas tik savo vieninteliai tautai Izraeliui, žydams, o dabar, kai pasiuntė žydus į visas tautas jau nešti tą paslaptį, kuri jau dabar atskleidžiama, pagonims šlovės turtai mums, buvusiems pagonims, kurie jau per tikėjimą į Jėzų Kristų priartėjome prie Dievo ir prie Izraelio bendruomenės, kaip moko raštas. Būtent kokie dabar šita paslaptis ir kokie tos paslapties šlovės turtai skirti pagonims. Būtent Kristus jumise. Šlovės viltis. Štai kokie tos paslapties šlovės turtai, jeigu tu įtiki Jėzų Kristų, atgailauji ir priemi išteisinamą, Dievas atsiunčia tau savo sūnaus dvasią, šventumo dvasią į tavo vidų. Taip pats Kristus tavyje per savo šventąją dvasią. Būtent Kristus jumise šlovės viltis. Mes jį skelbiame, sako Paulius, įspėdami kiekvieną žmogų. Kiekvieną žmogų. Čia yra kiekvienam skirta skelbti kiekvienam. Su visokeriopą išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. Kaip tai tobulą? Mes netobuli. Nu ir vėl. Ir vėl žmonės užmiršta ir vėl jie kartoja, aš netobulas, būk tobulas, kaip tavo dangiškasis tėvas. Nu tiesiog tu eik į tai, mokykis. Mokykis, Jėzaus mokiniai mokosi. Ir mokosi nežioplinėdami ir nemiegodami ir neužsimerkę, o atsimerkę, žiūrėdami nuolat Viešpatį priešai save, matydami ir mokydamiesi, kaip mano Viešpats taip ir aš. Kaip mano Viešpats, taip ir aš. Va taip, su nauja širdim, su nauja prigimtim. Sako, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. Ar ne per daug tu čia užsimojai, Pauliau? Ne. Todėl, kad Jėzus sakė padaryti visų tautų žmonės mano mokiniais. Visų tautų žmonės. Čia visiems yra. Va taip. Na ir Petras. Apaštalas Petras, Jėzaus Kristaus mokinys. 1 Petro laiškas, 1 skyrius nuo 14 eilutės. Štai kaip jisai sako. Kaip klusnūs vaikai, ar esate vaikai Dievo? Atgimę iš Dievo dvasios per Jėzų Kristų? Ar klusnūs? Ne, mes neklaužados vaikai. Tokių Dievas neturi. Ne, tai ten velnio vaikai tada. Kaip klusnūs vaikai, nepasiduokite ankstesniems savo neišmaningumo laikų geiduliams. Viskas, jau praėjo tie seni laikai. Dabar jau kaip klusnūs vaikai, nepasiduokite ankstesniems savo neišmaningumo laikų geiduliams. Bet, o ką vietoj to? Tuščia vieta būt negali, o ką vietoj to? Bet kaip šventas yra tas, kuris jūs pašaukė, Dievas, taip ir jūs būkite šventi visų savo elgesiu. Taip kaip Jėzus ir mokė. Kaip jūsų dangiškasis tėvas, va tokie būkite, tobuli. O Petras sako, remdamasis Senojo testamento raštais, taip sakant, Senojo testamento. Taip, remdamasis Jėzaus Kristaus Viešpaties mokymu. Kaip šventas yra tas, kuris jūs pašaukė, taip ir jūs būkite šventi visų savo elgesiu. Nes parašyta, būkite šventi, nes aš esu šventas. Taip Dievas sako saviesiems. Čia saviesiems.
Čia ne velnio vaikams nusidėlėms, ne. Čia tiems, kurie įtikėjo Jėzumi Kristumi, Dievo tėvo atsistuoju, atpirkėjų, gelbėtojų, išlaisvintojų iš nuodėmių, kurie atgailavo ir išsižadėjo savo to brudno gyvenimo, išsižadėjo savo savivalės, savęs. Dabar jau vykdys tik Dievo valią. Ir sako Dievas, būkite šventi, nes aš, jūsų tėtis, esu šventas. Čia yra citata iš Senojo testamento, kurią citavo Petras. O Jėzus irgi taip sakė, būkit tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Va taip, taip. Kristus mumise, tai tik tais todėl mums tai ir įmanoma, tik tai todėl, kad Kristus mumise gyvenu nebe aš, bet manyje gyvena Jėzus Kristus. Jeigu yra taip, jeigu savęs išsižadėjai, tai dabar užleidi vietą, kad Kristus per tave gyventų. Vienintelis teisingas gyvenimo būdas. Visi kiti yra neteisingi. Dėl visų kitų gyvenimo būdų atgailauti. Atgailauti tai reiškia išsižadėti. Apgailestauti, kad taip gyvenai ir be abejo atsiprašyti Dievo ir išsižadėti. Nebeatsisukti į tą pusę. Kaip Jėzus nuolatos žiūrėjo į tėvą, šventuosiuose raštuose beskaitydamas rodė ir aiškino tėvo valią, vykdė jo valią ir visiškai nieko kito, vien tik tai tėvo valią, taip ir mums sako, ir jūs taip darykite, būkite kaip jūsų tėvas. Šito mokau aš jūs, Jėzus sako, ir šito mus moko atsistoji šventoji dvasia. Šito būtent rodo mums į šventąjį raštą ir moko, kaip, va taip. Ir todėl, kad Jėzus mums sako, būkit kaip jūsų tėvas, todėl va tam kalno pamoksle Evangelija pagal Matą 5 skyrius, nuo 43 eilutės Jėzaus žodžiai tokie. Jūs girdėjote, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekesk savo priešo. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus, laiminkite jūs keikiančius, darykite gerą tiems, kurie nekenčia jūsų, ir melskitės už savo skriaudėjus ir persekiotojus. Kodėl? Kad būtumėte vaikai savo tėvo, kuris danguje. Tikri vaikai savo tėvo, ne velnio juk jau vaikai, nebe velnio, o tėvo. O tai ką tėvas šitais dalykais užsiiminėja? Jėzus aiškina, kad būtumėte vaikai savo tėvo, kuris danguje. Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiams ir geriesiams. Nu pasižiūrėk, saulė šviečia ir geriesiams ir blogiesiams. O tai ką ta saulė pati susigalvojo šviesti? Čia yra Dievo saulė. Mūsų dangiškojo tėvo yra viskas. Saulė taip pat. Ir dangiškasis tėvas nusprendė savo saulei leisti šviesti ne tik kai kuriems, bet visiems, ir geriesiams, ir blogiesiams. Imkit pavyzdį iš savo tėvo. Jeigu meilė yra kaip saulė, tai leisk jai šviesti ir tiems, kurie tavo priešai, ir kurie draugai, ir kurie nekenčia tavęs daryk gerą, kaip Dievas leidžia savo saulę šviesti ir tiems, ir tiems. Taip ir tu daryk gerą ne tik tiems, kurie tau daro gerą, bet ir tiems, kurie blogą tau daro. To moko Jėzus. Ir kaip dar daro dangiškasis tėvas, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Lietų siunčia Dievas ir ant teisiųjų, ir ant neteisiųjų. Gi galėtų tik tai kai kuriems siųsti lietų. Ne, jis nusprendė visiems. Čia ne lietus pats nusprendė, kur norėsiu, ten ir lysiu. Ne, Dievas yra virš visko. Jis yra tikrai Dievas. Tai va, koks mūsų Dievas. Ir taip vat
vat kaip jis daryti mums, jo vaikams, kurie jau gimėme iš Dievo. Būkite tobuli, kaip ir jūsų tėvas, kuris danguje yra tobulas. Vat, kaip sako viešpats Jėzus. Tai čia ne taip iš piršto išlaužta. Ir aš noriu užbaigti tokiu bet. Jėzus sakė, padarykit mano mokiniais visų tautų žmonės, mokydami juos visko, ką aš įsakiau, visko, laikytis visko. Iš vienos pusės Jėzus štai šitą moko. Iš vienos pusės taip žiūrėti tėvą ir šitaip kaip mūsų tėvas būti tobulais. Bet pažiūrėkit, ko dar moko. Iš kitos tarsi pusės viešpats Jėzus taip sako, neduokite to, kas šventa šunims ir nebarstykite savo perlų kiauliams. Juk čia perkeltinė prasme. Juk čia aišku, kad ne apie gyvulėlius, apie žmonės. Apie žmonės. Dar kartą pakartoju, neduokite to, kas šventa, savo šventenybių kitas vertimas, šunims. Ir nebarstykite savo perlų kiauliams, kad kartais kojomis jų nesutryptų ir atsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų. Čia iš Evangelijos pagal Matą 7 skyrius 6 eilutė. Tas pats pamokslas. Ant to paties kalno tą pačią dieną, kur Jėzus mokė ir priešus mylėt, gerą jiems daryt, melstis už tuos, kurie tavęs nekenčia. Čia pat jisai mokė ir šito. Neduoti to, kas šventa šunims ir nebarstyti perlų kiauliams. O tai kaip čia suderinti viską tada? Aš noriu jūs palikti su šituo klausimu. Kviečiu pamastyti apie tai iki rytojaus. Galvoti apie tai, Dieve, kaip čia suderinti. Tai reiškia ir mylėti savo priešus, ir nebarstyti perlų kiauliams. Kaip tai tada? Myliu, bet nebarstau perlų. O tai ką tada? Kaip tada? Tai jeigu myliu, barstau. Ne, kiauliams perlų nebarstyti. Kad kartais, sako Jėzus, atsigręžusios, sutrypusios tos perlus, dar ir jūsų nesudraskytų. Oho, ir vis dėlto mylėti priešus. Aha, mylėti. Bet ir šitą. Ir čia yra nerekomendacinio pobūdžio, čia įsakymas. Jėzus yra viešpats, jis nerekomenduoja, jis liepia, jis įsako. Laikytis visko, ką jis yra įsakęs. Jėzus yra viešpats, o ne rekomendacinis klapčiukas, kuris, jeigu panorėsi, žmogeliuk, tavo didenybė, jeigu teiksies mano patarimą pasiklausyti. Ne, jis viešpats, jis liepia. O kaip tai suderinama? Pamastykime apie tai iki rytojaus. Su Dievu iki.